Jis buvo Lowell pasididžiavimas, airių kilmės kovotojas iš Masačusetso, kovingas ir atkaklus, kuris niekada gyvenime nebuvo parblokštas. 1978 m. Liepos 18 d. Dickis Eklundas žengė į ringą su Šugeriu Rejumi Leonardu, vienu talentingiausių savo kartos boksininkų. Tai, kas įvyko tą naktį, tapo lemtingu jo gyvenimo momentu. Dickis Eklundas užaugo Luelyje, Masačusetse, gausioje airių šeimoje, kurioje vyravo stiprybė ir boksas. Jis pradėjo muštis gatvėse būdamas 12 metų, stodamas prieš suaugusiuosius, kurie buvo dvigubai vyresni už jį. Jis iškovojo 194 pergalės iš 200 kovų kaip mėgėjas, laimėjo 2 Naujosios Anglijos auksinių pirštinių čempionatus ir 1977 metais perėjo į profesionalų boksą. 1975. Jis iškovojo 10 pergalių iš eilės ir pelnė regiono įspūdingiausio boksininko reputaciją. Lowelas jį dievino. Jis buvo greitas, vikrus ir neįmanoma jį nokautuoti. Niekas jo niekada nebuvo parvertęs. Jis buvo miesto dievaitis. Lowello pasididžiavimas. Ir 1978 metais įvyko svarbiausia jo gyvenimo kova. Šugeris Rejus Leonardas. 1978 metais nebuvo tik geras boksininkas. Jis buvo fenomenas, olimpinis aukso medalininkas, su žaibiškai greitomis rankomis ir akinamų kojų darbu, kuris sutriuškino visus varžovus, stojusius jo kelyje. Jis stojo į šią kovą nepralaimėjęs, 12 pergalių ir ne vieno pralaimėjimo. Apie jį jau buvo kalbama kaip apie būsimą pasaulio čempioną. Jis turėjo kovoti Bostone, praktiškai Eklundo kieme. Visi Lowell mieste tikėjo, kad jų žmogus turi galimybių. Ir Dickis Eklundas taip pat tuo tikėjo. Kova. 1900 m. Liepos 18 d. 1978. Bostono Heinz auditorijoje, Masačusetse. Žiūrovai užpildė salę, kad pamatytų savo vietinį herojų, susirungiantį su kylančia žvaigžde iš Merilando. Per pirmosius 2 raundus abu boksininkai matavosi vienas kitą, tikrino atstumą, stebėjo judesius ir bandė rasti tinkamą nuotolį, kad pataikytų švarų smūgį. Likus 30 sekundžių iki 3 raundo pabaigos, Leonardas paleido smūgių seriją, kuri būtų pakirtusi daugumą jo varžovų.
Ketvirtame raunde Leonardas vėl bandė smūgiuoti stipriais dešiniais ir kairiais, tačiau Eklundas toliau įsisukinėjo, išlaikė savo tempą ir pasinaudojo savo rankų ilgiu, kad išlaikytų Leonardą atstumu. Kitame raunde Dikis Eklundas toliau naudojo savo vikrią kojų darbą ir gudrius judesius, kad olimpinis čempionas vėl ir vėl pramestų smūgius. Ačiū. Tada šeštame raunde Leonardas jau buvo išstudijavęs varžovo veiksmų modelį ir paleido niokojantį smūgį dešinę, po kurio sekė triuškinantis smūgis kaire, kuris pirmą kartą Dikį Eklundą pasiuntė ant ringo grindų per visą jo karjerą. Jis atlaikė teisėjo skaičiavimą ir atsistojo su šypsena. Septintame raunde Leonardas padidino spaudimą stipriais smūgiais į korpusą ir kombinacijomis į galvą. Eklundas viską atlaikė ir tęsė kovą. Septintame raunde spaudimas padidėjo. Pertraukos metu Eklundo motina, kuris stovėjo prie ringo su ašaromis akyse, pasakė jo kampui nutraukti kovą, jei jis patektų į dar didesnę bėdą. Niekas jos nepaklausė. Eklundas atrodė pasiryžęs. Aštuntajame raunde Leonardas paleido vieną smūgių krušą po kitos. Eklundas liko ten, laikėsi ir bandė gintis. Raundo pabaigoje Leonardas pataikė smūgių, kurie Eklundui virš kairės akies atvėrė žaizdą.
Vėliau 9-ame raunde, kai Eklundas jau buvo sužeistas, Leonardas jam atvėrė dar vieną žaizdą virš dešinės akies. Jau kraujuodamas iš abiejų akių ir drebėdamas kojomis, Eklundas vėl krito ant žemės. Jis atlaikė teisėjo skaičiavimą, atsistojo ir toliau šypsojosi. Pasiryžęs baigti kovą stovėdamas. Tada atėjo akimirka, kurie apibrėžė visą Dikio Eklundo gyvenimą. Leonardas krito ant žemės. Teisėjas tai laikė paslydimu, bet Eklundas peržengė jį kaip žmogus, ką tik užkariavęs pasaulį. Dikis tai pavadino knockdownu. Taip jis tai vadino visą likusį gyvenimą. Leonardas sakė, aš paslydau. 10-ame raunde Leonardas ryžtingai išėjo užbaigti kovą. Ir įvyko dar vienas knockdownas. Eklundas vėl atlaikė teisėjo skaičiavimą ir baigė kovą stovėdamas. Kai viskas baigėsi, teisėjams nekilo jokių abejonių. Vienbalsis sprendimas. Sugar Ray Leonardas. Vėliau Leonardas pasakė, Dikis Eklundas yra puikus boksininkas, linkiu jam viso ko geriausio. Dikis Eklundas išėjo iš to stadiono kaip žmogus, kuris atlaikė 10 raundų prieš Sugar Ray Leonardą. Lowelyje tai pavertė jį legenda. Tačiau tai ilgai netruko, nes visa jo karjera buvo nutraukta daugiau nei 66 areštais dėl su narkotikais susijusių nusikaltimų 9-ojo dešimtmečio pradžioje. Laikui bėgant jis sugrįžo, išėjo iš kalėjimo, reabilitavosi ir tapo savo netikro brolio Mikio vardo treneriu. Kartu jie parašė vieną garsiausių bokso istorijų – 3 kovas prieš Arturą Gatį.
kurios buvo išrinktos metų kovomis. Ir 2010 metų Holivudo filmas Kovotojas, kuriame Christianas Bailas laimėjo Oscarą už Dickį Eklando vaidmenį. Dickis Eklendas atlaikė 10 raundų prieš Sugar Ray Leonardą ir pralaimėjo vienbalsių teisėjų sprendimu. Jis visą likusį gyvenimą pasakojo visiems, kas norėjo klausytis, kad jis buvo parvertęs Leonardą. Prenumeruokite, jei norite pamatyti daugiau, ir palikite komentarą. Ar tai buvo parvertimas ar slystelėjimas? Papasakokite, ką manote.